smagus greičio ruožai? Labai smagus. Čia turbūt šitas regionas, jisai jau toks kaip paskutinis ralis, tai pasidžiaugt. Nusispjauk 3 kartus. Supratau. Gerą vietą toliau. Iki. Mitsubishi greičio ruožas, bet stipru. Dar neteko tokio važiuoti greito. Čia kaip ir, sakyčiau, Suomijos kažkokių prieskonių yra. Su kokia M-kutė čia vat atidaryti, tai ojei, smagu būtų. Tai čia tie keliai, kuriais į mokyklą važiuodavai? Ne, mokyklą tai Zarasuose mokinomės, čia tie keliai, kur pas močiutę į kaimą visą laiką važiuodavom ir čia va mokinomės vairuoti visur, tai va. Kiek griovių turėta šituose apylinkėse per savo tą karjerą mokymosi vairuoti? Yra dužė ir automobilių, ir griovių. Tai pirmą žygulį čia padavė sudaužyti. Ir yra ir žmonių nuo kelio patraukta, kurie neteisingą trajektoriją važiavo, ta prasme su kitais automobiliais. Tai yra įvykių buvę čia apstu visokių. Šitas tai toks suomiškas. Man atrodo, čia panašu, kas buvo Visagino sprinte šiais metais, bet ten nevažiavau, bet šitas tikrai geras, mintyse gal per greitai užrašiau, bet jis toks greitas yra iš savęs, o visi gan greiti, sakyčiau, tai manau, čia bus stipru. Labadiena! Labadiena. Na ir kaip tie pirmieji įspūdžiai iš tų gražių ir įspūdingų Zarasų? Gražutės greičio ruožas labai toksai nebagiškas ir neekstrimiškas. Tai labai toksai greitas, mažai posūkio, mažai greitėjimo, tai bus iššūkis pagrindiniai bagiai problema, tai yra diržas, tai gali trūkti šitam greičio ruože tikrai ne vienas diržas. Nu tai kaip sekasi susirašymai, kiek spėjot ir kokie įspūdžiai? Tai va čia visą tą Zarasų kraštą spėjom, kokie įspūdžiai. Važiavau šiandien į ralį ir taip šypsena natūraliai sukilo, kai supratau, kad į ralį važiuoju. Tada atvažiavau į ruožą pirmą, saulė šviečia, žvyrkeliai idealūs, gražūs, sugreideruoti, irgi toks kaip pasakoj. Tai fainai, ką žinau, labai viskas super. Tai paties kokie lūkesčiai šitam ralį, važiuoji ne visą sezoną, važiuoji tam tikrus etapus, tai koks planas? Nu tai va, tai kai važiuojam visą protarpiais, tai ir važiuojam taip, kad pasidžiaugtume patys savim ir ko daugiau čia mums reikia. Vytautai, Zarasų kraštas tau daug metų važiuotas ir turbūt visas čiupinėtas, o organizatoriai atrado kažką šiam raliui naujo, tokio gal nematyto ar sujungto nematytai iki šiol. Nu tai kažkaip man šitas 5. greičio ruožas, turbūt, kad ta dalis po asfalto, aš sakyčiau, kokie 3-4 kilometrai, kur ten beveik metrų tarp posūkių nėra, aš jų nesu matęs. Turbūt, kad nei į vieną, nei į kitą pusę. Daugiau aš taip, mes kol kas čia dar tik tai, kadangi esam pensinio amžiaus, vėlai keliamės, turim ir pamiegoti, ir pailsėti, nes iš pat ryto negalim, čia kai visi varijotai nuo grandinių nutrūkė jau nuo vakar. Tai mes čia pradžioje, bet kiek teko žiūrėti žemėlapį, tai taip labai kažko nenustebino Arvydas, bet sakau, šitas gabaliukas tai toks mėtinis, kaip sakoma. So, what's your first impression about this region, about stages? The stages are really technical and I like them because I like technical stages. A lot of crests, small jumps and a lot of rocks on the road, but yeah, quite nice. And what's your expectation about the result of the rally? What's your target? Just to have fun, I think, and gain experience all the time. Thank you so much. Good luck. Labadiena. Sveiki. Kaip susirašymo sesija, kas gero? Oras labai padeda, o pats susirašymas sunkoka. Kokį įspūdį palieka greičių ruožai? Šitie šuoliai tokį ne patį maloniausią paliko įspūdį, o porto viskas labai fainai ir gražu. Labai oras prisideda. Ar daug suspėjate jau pasidaryti? Antras dopas. Pirmą kartą važiuojam. Gerą vietą. Ačiū. Very nice stages. Many different, configurations of the road. Some very fast, some very twisty and narrow. So, yeah, there's lots of things to do and lots of things to think about, during the race. So, yeah, but it's all going all well. Jūsų galvoju, policija. Nebijokit, mes čia nešaudom greičio, mes norim jūs pakalbinti, kokie įspūdžiai apie greičio ruožus. Labai gerai. Net automobilį sugadinam, teko pakeisti. O ką padarėt? Galinis amortizatorius išlūžo. Tai labai rėmėt kelkraštį kažkur? Gal supuvę kažkas buvo. Kiek jūs susirašėt? Čia visų susirašėm, dabar tikrinamės. Pasitikrint liko porą.
Bet iš beveik vietiniai, šturmanas taip pat, tai aš nežinau, ką jūs iš vis darot per tą susirašymą. Tai man čia reikia, šturmanui gal ir nereikia. Supratau. Nu ką, gerą vietą toliau, nebelaužykit modelių. Labadiena, ponas. Ralis atvyko į jūsų regioną ir jūs ką tik pravažiavote tuo greičio ruožu, kuriame vyks lenktynės. Kiek metų jau važiuojat šitais greičio ruožais? Važinėjau čia 35 metai gal kokį kaip teisės, kai mašiną nusipirkau ir važinėjau kas ten, nes mano tėviškė gyvenu va Kauno gatvėje, Pašylė gatvėje. Ir mano sūnus čia teisėjų bus šitoj. O, geras, tai... O jūs pats ar kažkiek va čia tekė to smagaus žvyrkelio ir kelio pajust prie vairo? Nu, dabar kaip baisu, kad nepagautų, anksčiau tai būdavo šimtelį ten kokį su viršį pralakį. Golfų da būdavo važinėdavo, džipų kokių. Dabar greit nevažiuoju. Tai va sūnus ir Marti man irgi čia bus teisėjais. Supratau, ar pats važiuosit žiūrėti ralį kažkur? A ką man žiūrėti, aš pro langą galiu žiūrėti. Šaunu, tai gerų vaizdų jums. Gerą vėją, iki.